O, kažkas vyksta įdomaus. Karočią, čia kažkoks aparatas. O, filmuoja tam, o čia žmogus atvarė. Maladėc. Labai gerai, jau senai. Įsivaizduoju, išrašė baudą, kad avarinės. Nieko prieš jai pafilmuosiu vis. Nieko, čia draugiška akcija. Jo. Porą valandėlių stovim, tai buvo 2 ekipažai, išrašė baudą. Va, ekipažai atvažiavo čia, karočią. Kolega nepatenkintas, sakė, iškris tavaliuką man. Darbininkai čia, o policija žiūrėk pasiplauna biškį. Apsiforminau jau išrašė. Nu, papasakau, kaip čia kas. Nieko, važiavau, žiūriu, nelegalus įrenginys, sustojau, protesto akciją padarysim. Jo, čia... Valandą stoviu, 2 ekipažai buvo, sugedom. Čia žodžiu, čia aš irgi galvojau senai tokias daryti akcijas, blemba užblokuoti, va taip sustot, kad jie... Tai įsivaizduoju, apsaudas policija atvažiavo. Aha. Šie kur gal, tai taip policija suvietų sudėti. Žiemą vyksta kaip reikia. Akcija, frakcija. Jo, čia jie dabar bandys visai. Tai va, norėčiau palinkėti žmonėms visi padaryti tokį, nebijokit. Žinot, per valandas, kiek viskas. Jo, čia. Tu va, į gatvę niekur neišlendi, niekam netrukdai. Va čia tie mūsų gerybės, kur mumis čia, karočią, skalpuoja, smaugia, blemba, mokesčius varo čia. Čia mūsų Lietuva, dabar nauja Lietuva. Gerovės valstybė, žinai. Va, čia stovi vienas veikėjas. Uždarbiauja, žinai, čia jos kaip privačios firmos, čia ne policija. Jiegi stovi čia krūmose dabar, kaip žinai, 90-aisiais kažkada taip blemba, jie čia stovėdavo krūmose, kapodavo visus į grįžtą, tie laikai, žinai. O čia, aišku, gatvė didelė, žmonės čia paspaudžia. Biški, žinai, gi niekam netrukdai, čia gatvė 4 eilių, čia, kad tu čia gali 70 drąsiai važiuoti. Ne, jie čia 50 ir viskas, žinai. Einu, da biški pafilmuosiu tą žmogų, gal kažką tai antrą pusę pasakys, žinai. Va čia tokios dirba mašinos, va. Tokie numeriai. Labą dieną. Kaip jums sekasi dirbti? Privati kontora, gerai uždirbat, geras mašinas turit, viską. Čia kaip tie, žinai, Hitlerio laikais stribai tokie būdavo. Kampuose sėdėdavo, laukdavo. Kaip uždirbt, žinai, kaip žmogų nusmauglėt, kaip... Svarbu gerai, žinai, gyveni, kokią chatą pasistatėjau, ar dar ką nors iš to biznio. O policija biškį į šoną pavažiavo. Jie nenori čia filmuotis. Būdė.